Time ticketing, 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 Labas vakaras. 28-osios laidos abiturientai sveikina jūs visus atvykusius į mūsų šimtadienio šventę. Kviečiame sugiedoti Kauno Antano Smetonos gimnazijos himną. Tas vertybės aš saugau širdį ir mokykliniam suole, kuriame įsirėžia gražiausia, kas suteikia laikas. Būk mokykla šviesi, tegul suskrenda vaikiškos mintis ir netyla šiurenamų lapų svaigi paslaptis. Labai džiaugiamės šį vakar matydami tiek daug brangiausių mums žmonių, kurie šiuos 12 metų skatina mus judėti savo gyvenimo keliais. Žodį tarti į sceną norime pakviesti mūsų gimnazijos direktorę. Kviečiame Violetą Balčiūnienę. Svajonę šiandien paleidai viskas, aukštai pakils. Oi, labas vakaras, mėlyjeji. Išties labai smagu jūs matyti taip gausiai susirinkusius į tradicinę šimtadienio šventę. Iš tikrųjų, jokiam susirinkime turbūt tiek nepamatysi. Šita laida iš tikrųjų yra gausi. Joje mokosi 218 abiturientų. Ir štai tokia laida gausi, kad jau netelpame savo gimtojoje gimnazijoje. Čia yra laida stovinti prieš jūs, kurie pradėjo mokytis Kalniečių vidurinėje mokykloje nuo 5 klasės. O štai dabar mes jau esame 4-metė gimnazija. Jie taip pat mokėsi ir Antano Smetonos vidurinėje mokykloje, o štai baigs jau Antano Smetonos gimnaziją. Su dideliu džiaugsmu šiandieną noriu padėkoti mokiniams, kurie visus 8 metus, nes jie mokėsi nuo 5 klasės, garsino gimnaziją mieste, šalyje ir kad ta gimnazija šiandien yra tokia, tai visų gimnazistų ir mokytojų nuopelnas. Taigi atimsiu šiek tiek jūsų laiko ir noriu padėkoti garsinusiems gimnaziją abiturientams. Vėjui Marčenkovui, Lietuvos mokinių meninio skaitymo 1 vietos 2 kartus,
trečiosios vietos laimėtojui, daugkartiniam laureatui ir dalyviui, Respublikinio skaitovų konkurso laureatui ir nugalėtojui, Kauno miesto rusų kalbos meninio skaitymo konkurso nugalėtojui 4 kartus ir laureatui, Respublikinio rusų kalbos meninio skaitymo konkurso laureatui, anglų kalbos meninio skaitymo konkurso nugalėtojui bei dalyviui, įvairių anglų kalbos ir vertimų konkursų dalyviui bei laureatui, daugkartiniam gimnazijos sidabrinės plunksnos nominacijos laimėtojui, gimnazijos renginių ir švenčių vedėjui ir dalyviui. Mantui Bartaškai, daugkartiniam gimnazijos sidabrinės plunksnos nominacijos laimėtojui, daktaro Juozo Petro Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumo informacinių technologijų taikymo konkurso Kauno regione 1 vietos, Kauno miesto chemijos olimpiados 4 vietos laimėtojui. Miglei Zubavičiūtei, daktaro Juozo Kazicko mokinių kompiuterininkų Kauno regiono informacinių technologijų taikymo konkurse 3 vietos laimėtojai. Deimantei Rutėnaitei, KTU esė konkurso Kaip įveikti korupciją Lietuvoje 1 vietos, Kauno talentai 1 vietos, Respublikinio prancūzų dainos konkurso 3 vietos, Eigulių seniūnijos pramoginės dainos varžytuvių 2 vietos laimėtojai, Respublikinio giesmių giesmelės konkurso laureatai, Lietuvos moksleivių filosofijos olimpiados 1 turo nugalėtojai. Beje, be jos aksominio užburančio balso jau kelinti metai neįsivaizduojame nei vieno gimnazijos renginio. Ugniai Alejūnaitei, tarptautinio muzikinių ansamblių konkurso Strasbūre 1 vietos, tarptautinio konkurso Tera muzika 2 vietos, tarptautinio konkurso muzikos tiltai A kategorijos 2 vietos, Respublikinio instrumentinio ansamblių konkurso Karamelė 1 laipsnio diplomo laimėtojai. Vyturiui Džiugui Jokubauskui, tarptautinio matematikos konkurso Kengūra 2015 6 vietos laimėtojui Kauno mieste. Vaivai Baranauskaitei, besimokančiai tik labai gerais pažymiais nuo 5 klasės, 2015 metų kalbų Kengūroje anglų kalbą laimėjusiai oranžinės kengūros diplomą, Respublikinio 2015 metų vertimų ir iliustracijų projekto Tavo žvilgsnis teksto iliustracija laureatai. Grantui Gadliauskui, Romui Petkui, Lukui Beruliui, Donatui Kuktai, Ignui Navickui, Mindaugui Juškevičiui, Arminui Šablinskui, Respublikinės VDU Viktorinos 1 vietos laimėtojams. Romui Petkui, Kauno miesto informacinių technologijų olimpiados 5 vietos laimėtojui. Monikai Griežytei, daugkartiniai Respublikinių ir Kauno miesto meninio skaitymo konkursų dalyviai ir laureatai, gimnazijos renginių ir švenčių vedėjai ir dalyviai. Emilijai Nemickaitei už aukštus akademinius pasiekimus Respublikinio 15 metų vertimų ir iliustracijų projekto Tavo žvilgsnis laureatai, nuo 5 klasės besimokančiai 9-10, pasižymėjusiai pavyzdingų pamokų lankomumu, nuo 5 klasės nepraleidusiai nė vienos pamokos. Gabrieliai Ivaškevičiūtei, Martynui Loveikiui, Respublikinio 15 metų vertimų ir iliustracijų projekto Tavo žvilgsnis, teksto iliustracija ir vertimas iš rusų kalbos laureatams. Ugniui Araminui, Respublikinio 2015 metų vertimų ir iliustracijų projekto Tavo žvilgsnis, vertimas iš anglų kalbos laureatui. Martynai Kaupaitei, besimokančiai tik labai gerais pažymiais, Kauno miesto lietuvių kalbos olimpiadų dalyviai, Respublikinio 15 metų vertimų ir iliustracijų projekto Tavo žvilgsnis, teksto iliustracija, vertimas iš rusų kalbos laureatai. Miglei Zubavičiūtei, Benui Kemėšiui ir Mantui Stražauskui už labai gerą mokymąsi ir gimnazijos vardą garsinimą, dalyvaujant įvairiuose konkursuose ir olimpiaduose. Tomui Klyženčiui, pasižymėjusiam pavyzdingų pamokų lankomumu nuo 5 klasės, nepraleidusiam nei vienos pamokos. Gimnazijos mokinių senato prezidentui Mindaugui Staniui,
Kauno miesto skaitovų konkurso anglų kalba 3 vietos laimėtojui. Už aktyvę visuomeninę veiklą, gimnazijos vardo garsinimą ir jos veiklos sklaidą Kauno miesto mokyklose, vertybių puoselėjimą, dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, konkursuose bei renginių organizavimą. Karoliui Rakytui, Juliui Šeduikiui, Linui Mackevičiui, Mantui Bartaškai, Monikai Glatkauskaitai, Gretai Jagelavičiūtei, Austėjai Stepanavičiūtei, Oskarui Liubinui ir Silvijai Ancutaitei, Henrietai Kučiakaitei, Aistei Liutvinaitei, Ievai Tamošiūnaitei, Simonai Jonelytei už aktyvų dalyvavimą gimnazijos gyvenime, gimnazijos renginių ir švenčių dalyviams ir vedėjams. Mariui Kibildai už ypatingus ir nepakartojimus techninius sprendimus organizuojant gimnazijos renginius ir šventes. Ar pamentate nors vieną gimnazijos renginį ir šventę be 4 D klasės mokinių Indrės Aleksandravičiūtės, Kristinos Balčiūnaitės, Vaivos Baranauskaitės, Luko Berulio, Granto Gadliausko, Jokūbo Gedgaudo, Monikos Grėžytės, Eglės Janulevičiūtės, Martinos Kaupaitės, Mariaus Kibildos, Donato Kuktos, Gretos Kuprytės, Martino Laveikio, Miglės Malciūtės, Romo Petkaus, Mintautės Raslanaitės, Gabijos Šitkauskaitės, Šarūno Taločkos. Karoliui Grabauskui, aktyviam gimnazistui, dalyvausiam istorijos konkursuose, olimpiadose bei pilietinėse akcijose, ypač prisidėjusiam prie Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos muziejaus turtinimo. Dariui Voronenko, 2013-2014 metų Lietuvos moksleivių sąjungos Kauno miesto skyriaus nariui. Eimantui Barkauskui, Lietuvos moksleivių sąjungos Kauno miesto mokyklų savivaldos moderatoriui. Pauliui Dovydui, Laimonui Kaseliui, Deividui Tarimui, Dariui Voronenko, Aurimui Gečui, Jokūbui Špokui, Šarūnui Taločkai, Martynui Dirmauskui, Matui Zutkiui, Titui Milušauskui, Grantui Gadliauskui. 2013 metų Kauno miesto mokinių olimpinio festivalio krepšinio varžybų 2 vietos, Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų krepšinio čempionato 4 vietos laimėtojams ir kitų krepšinio turnyrų daugkartiniams prizininkams. Jokūbui Špokui, Kauno miesto mokinių sporto žaidynių varžybų prizininkui bei nugalėtojui, gimnazijos mokinių krepšinio rinktinės kapitonui, Kauno krepšinio mokyklos Tornado regiono krepšinio lygos žaidėjui. Ervinui Fokinui, tarptautinių karatė varžybų Lenkijos instituto taurė 1 vietos, pasaulio karatė jaunimo čempionato Milane 3 vietos, Kauno miesto jaunučių berniukų dziudo žaidynių 3 vietos, karatė varžybų Vilniaus taurė 3 vietos turnyrų, metų sportininkas 2012, prisitraukimų rungties 3 vietos, turnyro Tora taurė 1 vietos, Kauno miesto draugiškų jaunučio boksų varžybų 1 vietos, turnyro Jonavos taurė 1 vietos, karatė varžybų Vilniaus taurė 2015 2 vietos laimėtojui. Mykolui Jodeikai, tarptautinio turnyro nugalėtojui, pasaulio čempionato 3 vietos, Pabaltijos šalių čempionato 3 vietos laimėtojui. Jurijui Galinok, Lietuvos vandensvičio rinktinės nariui, 2-kart Šiaurės Europos ir Baltijos šalių nugalėtojui. Ignui Baušiui, Lietuvos karatė jaunių čempionate 2015 metais, užėmusiems 2 vietą, Europos karatė jaunių čempionate 5 vietą. Na, visų žinoma nesuminėsi, bet dar laiko bus, dar mes tokiame gražiame būryje turbūt susitiksime, dar bus paskutinis skambutis ir atestatų įteikimo šventė. Kągi liko 100 dienų mokytis dar, kaip jūs dainuojate kiekvienais metais toje dainoje. Na ir per tą 100 dienų turbūt nieko ypatingo jau labai ir nebegalėtų įvykti. Na, kiek žinau, egzaminų tvarkoje bent jau ypatingų pokyčių nėra.
galbūt tik tai pasikeitė anglų kalbos, tai yra užsienio kalbos egzamino struktūra. Na, bet aš manau, visi kartu mes tuos sunkumus kažkaip tai įveiksime ir susitikę po keletos mėnesių tikrai galėsim pasidžiaugti gerais rezultatais. Nepasinaudodama progą, iš tikrųjų, aš norėčiau padėkoti tėveliams ir gimnazistams už šios dienos koncertą. Na, mes švęsti šiandien jau pradėjome 12 valandą ir tikrai dėkoju Jums už koncertą, kuris vyko vidurdienį. Iš tikrųjų, Jūs praskaidrinot mūsų kasdienybę, buvome labai pamaloninti. Na ir kalbėdama šiandien su auklėtoja viena, aš jos paklausiau, nes šiaip jau vaikai, jie jau šimtadieniui, kiek žinau, ruošiasi nuo rugsėjo mėnesio ir labai daug ruošiasi ir visą tai laiko paslaptyje, noriu, kad tai būtų, na, tiesiog paslaptis ir neišduoda, ką jie čia šiandieną parodys, bet aš Astos paklausiau, tai kokiagi tema? Tai jinai man pasakė, kad draugystė, iš tikrųjų aktuali tema. Ir aš, na, vartydama knygą, kuri ant mano stalo dabar yra, vėl tiesiog gal sugrįžo, pasakyčiau taip, senoji keltų išmintis, suradau iš tikrųjų apie draugystę tokius žodžius. Vadinasi, palaiminimas draugystei. Ir tiesiog norėčiau juos skirti jums. Kad Dievas duotų tau gerų draugų, kad būti savo draugu išmoktum, kad sugebėtum nukeliauti į tą vietą savo sieloj, kur pilna meilė, šilumos ir atlaidumo atjautos, kad tai tave pakeistų, kad nebeliktų tavyje nei blogio, nei abejingumo, kad tu patirtum tikrą bičiulystę, ryšio artimumą, kad tu brangintum savo bičiulius, kad būtum geras jiems ir atidus ir visada šalia, kai tu jiems reikalingas. O jie, kad laimintų tave tavoj kelioniai ir skleistų šviesą tiesą, kad nesijaustum vienišas, o visada surastum švelnų prieglobstį draugystėje. Taigi, kad ta draugystė ar bičiulystė, kaip čia be pavadintum, užsimezgusi tarp mūsų visų 5 klasėje iš tikrųjų tęstusi. Na, žinau, kad ta šventė dar ir vakare šiandien tęsis. Taigi, linkiu Jums, žiūrint, pažiūrėti programą ir tikiu, kad Jūs tikrai praleisite gerai laiką. Na ir tikiu, kad ta šventė vakare irgi bus turininga ir prasminga. Ačiū Jums. Norėtume padėkoti gimnazijos direktorės pavaduotojams ugdymui Astai Švarplieniai, Žilvinui Damjonaičiui ir Jurgitai Fominieniai. Svajonę šiandien paleidai, jis kris, aukštai pakils vilties spindulis. Svajonė tavo taip pat sparnai, tavo tikslai. Vienas karvės pienas. O, U. Pasiruošę? Kas yra A? A yra arbūzas. O kas yra B? Banginis juk žinai. C tai citrina. Čia tai čeburekas. O kas tas čeburekas? Čeburekas tai skanu. D tavo draugai Donatas ir Dalia. Ei, žiūrėk, ežys, o štai ežys su nosine, ėriukas garbanotas, fantastiški flomasteriai, čia garbanos ėriuko, taip pat tai gitara.
keičia per kopėčios. Tai tėvo hobis. Ilga istorija, ilga su uodega. Tai jūreivis jūroje, ką laivo kapitonas. Čia kapitono katinas, keliauja jie kartu. La 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 lapė. Nusprendė eiti į svečius pas savo draugę mešką ir neša jai medaus. Čia N nykštukas ir nykštys, čia O oranžinė ožka. Palauk, čia tik tai pokštas, ožka Yra pilka. Ragai, riestainis, rožė, dar taip daro tigras, saldainis, saulės trūtis, suknelė ir saga. Š, tai yra šukos. Šukos. Imk susišukuok. T, tai telefonas, paskambino teta. Aliu. O kokios čia raidės? Tai U, jų yra 3. Šita trumpa tai upė, šita labai keista. Tai U, bet ji su uodega, o ši trečia tai U. Ūsai. Ūsai. O raidė V, tai vasara, taip pat ir jūs, vaikai. Vaivorykštė, voratinklis, tokia ta raidė V. O Z, tai paukštis zylė, žiema jai nebaisi. O Ž, tai paskutinė, dabar jau tu žinai. Pamenu, visas kiemas žaisdavo slėpynės. Kai ieškantis draugas mane pamatydavo ir bėgdavo gaudyti, bėgdavau taip greitai ir jaučiausi tarsi superherojus. O aš bebėgdama visą laiką nukrisdavau. Man niekada nesisekė tie žaidimai, kuriuose reikėdavo greitai bėgioti ir mąstyti. Aš jau mieliau tampydavau senas lentas ir statydavau slėpynes, kuriuose kūrėsi mano fantazija. O žinot, kokia geriausios palapinės instrukcija? 2 kėdės, viena geriausių mamos paklodžių, visas šaldytuvo turinys ir tavo palapinė paruošta. O mes su draugais eidavome skinti obuolių nuo obels, kuri buvo po kaimynės langais. Kai ji mus pamatydavo, apšaukdavo ir bandydavo nuvyti. Tada tas adrenalino kiekis susikaupęs mūsų kraujyje būdavo pati smagiausia pramoga. Nors ir po to jausdavome gėdą. O aš buvau žaidimo 10x10 kasyglių čempionas. Meistriškai nesileisdavau sugaunamas, tarsi nindzė. Tad ir šiandien save laikau to amato legenda. Viskas buvo lengva, paprasta. Didžiausias rūpestis, kaip įsirengti tvirtesnį namelį medyje, ar draugas išlys kviečiamas pro langą ir ar mama jį leis į kiemą. O jei ne, tai gal bent mamai nematant išmes kamuolį pro balkoną. Gaila tik to, kad viskas nuolat keičiasi. Sužinau ar pagilinu savo žinias. O aš nenoriu daryti namų darbų, nes jų tiesiog nesuprantu. O aš labai bijau kontrolerių. Bijau, kad esu nepakankamai pasiruošusi. Man kontroliniai baisu ir aš nemanau, kad jie kažką man duos ateityje. Tiesiog nėra prasmės. Aš nesuprantu, kaip žmonės gali laisvalaikio neskaityti knygų, o eina į kiemą su draugais. Ką tai gero duoda? Jau geriau domėtųsi mokslu, juk tai tokia nauda savo. Aš bent turiu ką veikti po pamokų, ne taip kaip jūs. Turiu draugų ir moku pasilinksminti. Kaip bendrauti su žmogum, kuris nežino, kas sudaro vandens molekulę. O tu man pasakyk, kaip bendrauti su žmogum, kuris nežino, kas yra gyvenimas. Tu savo enciklopedijų neapsikabinsi. Žmogui reikia
artimų draugų šilumos. Nejaugi niekuomet nesugebėsim būti draugais. Įsižeidė vėl vyresni. Ir bartis ir grumoti šoka. Ne taip tu jaunas gyveni. O aš taip gyvenu, kaip moku. Lasdom baksno dėdės, štai tu nes su tais draugais draugauji. Draugystė netikra tai. O mano ranka lapų savo. O man užtenka pinigų, kiek rudeninis vėjas duoda. Aš nenusiperku draugų ir jų neparduodu. O man dabar taip norėtųsi išbėgti ir rėkti trypiant kojom. Suprastume, kiek daug mes jų praleidžiame tuščiai. Namai, tai tik trapi iliuzija, susidedanti iš tavęs, manęs ir laiko. Sparnai, mums neišdyso ją ir priaugintume, tai rinks dulkes jie bildamie šiame. Vardai, mums duodami tik tam, kad pavadinus skaičiais būtų per daug liūdna ir tikslu. Taip ir neišmokstame matyt tamsojo tik kartais kiaurai. Žaislai nesikeičia, o tik tai mums didėjant pasidaro jie truputį didesni. Atgal mums kelio nepaliko nieks, belieka tik tai eiti atbulomis pirmin. Laimės receptas? Atsikėlo danę dieną, išginio karvytis vienas. Ralio, karvytis, ralio, 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 ralio. Atsikėlo danę dieną, išginio karvytis vienas. Ralio, karvytis, ralio, ralio, ralio. Aš karvytėm žalią sieną, man karvytėm baltą dieną. Ralio, karvytis, ralio, ralio, ralio. Aš riganu po kelminį, man karvytė stenelę po podinį. Ralio, karvytis, ralio, ralio, ralio. Aš riganu ant kalnelę, man karvytė stenelę po jedrel. Ralio, karvytis, ralio, ralio, ralio. Oi, tuta, tuta, nuraškyta rūta. Sudijo, 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 tato, cantadrilla, oi, la chuca, chuca, puca, puca. Sudijo, sudijo, cantadrilla, la lumor. Ralio, ralio, mana karvutės, ralio, ralio, juoda margutės. Sėdžiom kalniuką, juoda margutės, ralio, ralio, karvutės mana, vaikščiat pasipylį plaukelį, ralio, ralio. Oi, tuta, nuraškyta rūta, sudijo, 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 tato, cantadrilla, oi, la chuca, chuca, puca, puca. Sudijo, sudijo, cantadrilla, la lumor. Stingo karvytę, stingo žaliukę, stingo
Varliukės, karvytės, varliukės, karvytės, stingo, stingo, stingo. Oi, tuta, nuraškyta rūta, sudijo, 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 latatato, ramdadrylė, oi, lylė, čiūta, čiūta, tuka, tuka, sudijo, sudijo, ramdadrylė, leliumoj. Oi, tuta, nuraškyta rūta, sudijo, 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 latatato, ramdadrylė, oi, lylė, čiūta, čiūta, tuka, tuka, sudijo, sudijo, ramdadrylė, leliumoj. Ramdadrylė, dzūki, dzūki. O kodėl čia nieko nėra? Ne, palauk. Gi mums patiems reikia viską parašyti. Pirmiausia, tai juokas. Taip pat ir džiaugsmas. O mes negalim būti laimingi be apsikabinimų. Žinoma, laimingi nebūsim be draugų. Ei, laimė atneša ir hotas. Ar šiaip kokia mėgstama veikla? Palaukit, nuoširdumas irgi būtina. Šypsena. Aš nespėjau rašyti. Pabandom viską nuo pradžių. Visų pirma, reikės stiklinės šypsenos. Glėbės šilumos, riekės nuoširdumo. Kibiro džiugesio. Gal net 2 kibirų. Tada sudėti likusius ingredientus ir viską suplakti iki purumo. Ir patiekti su švelniu ryžto padažu. Tai mano laimingi skaičiai nuo pat pirmų dienų. Aš nežinau kodėl ir kur aš einu iš taško A į kitą tašką. Gyvenimas be krašto blaško. Iš vieno krašto į kitą kraštą. Mane gyvenimas ištaško. Gyvenimas be krašto. Mane gyvenimas ištaško. Mano žingsnių užteks apeiti aplink žemę. Aš tikslą savo keliu po tikslo, o kelią keičia kitas kelias nuo pat pirmų dienų. Aš nežinau kodėl ir kur aš einu iš taško A į kitą tašką. Gyvenimas be krašto blaško. Iš vieno krašto į kitą kraštą. Mane gyvenimas ištaško. Gyvenimas be krašto blaško. Iš vieno krašto į kitą kraštą. Mane gyvenimas ištaško. Gyvenimas be krašto. Mane gyvenimas ištaško. Būna dienų, kai viskas pilka. Tada spalvos dingsta. Prarandi save kažkur toli, kur pats bijai pasiklysti. Tačiau tik vienintelė tu gali mane atrasti. Ir atrandi. Aš nesuprantu, kaip tu taip paprastai gali sudaužyti mano niūrią kaukę į šipulius ir paversti tai, kas buvo beprasmiška, į spalvas. Ir tuomet gyvenimas atrodo vėl įgauna savo pagreitį, tačiau aš užstrigęs laike. Laike su tavimi. Ir viskas. Visos spalvos lieka kiek toliau, o tu stengiasi prisispausti kiek įmanoma arčiau. Arčiau širdies. Ir viskas. Nereikia žodžių. Nereikia nieko. Tik vienas kito. Pavasario alėjom ėjom su tavim. Laimingi mes žydėjom
pabaigom. Mes vasarą sutaupėm išsinešt, mokėjom viską žalia, viską gyvą, žadėjom niekad neprarast, pamiršom užkabint tvirtesnę spyną. Žydi, žydi, tavo dienos be manęs, alpsta žalios mūsų gėlės, kur tie mes. Paskutinės skaudžia naktis su tavim. Ryto durys užsidaro man, ryto durys užsidaro man. 15 taurelių samanų, tai viskas iš to žalio, kas man liko. Daugiau išgert nei noriu, nei galiu, aš vietoj to rytoj imu mylėti. Žydi, žydi, tavo dienos be manęs, alpsta žalios mūsų gėlės, kur tie mes. Paskutinės skaudžia naktys su tavim. Ryto durys užsidaro man, ryto durys užsidaro man. Žydi, žydi, tavo dienos be manęs, alpsta žalios mūsų gėlės, kur tie mes. Paskutinės skaudžia naktys su tavim. Ryto durys užsidaro man, ryto durys užsidaro man. Aš bandau vėl užmiršti, negalvot apie tai, kas taip džiugina širdį ir verčia jausti kaltę tuo pačiu. Vakar vėl tavo veidą aš mačiau kitose ir sakiau tavo vardą, nors lietė skruostus man ranka kita. Gal rasiu aš vėl tave ir būsim dviese tik kitame jau laike ir vėl mylėsim leisti dar kartą suklyst, vėl pajausti, kad esu tik žmogus, tik žmogus.
tik žmogus, tik žmogus. Kiekvieną rytą prabundu ir suprantu, kokia laiminga esu, jog gyvenu. Atrodo, lyg ir dabar turiu viską. Tačiau negaliu nuslėpti vieno troškimo, kuriam jau nebelemta išsipildyti. Norėčiau dar bent kartą išgirsti močiutės juoką. Pamatyti spindinčias jos akis, prisiglausti ir pajausti jos šilumą. Tai buvo man pats brangiausias žmogus. Žmogus, kuris mane užaugino, kuris atstojo ir mamą, ir tėtį. Tik jos dėka šiandien esu tokia, kokia esu. Nebuvo lengva ieškoti savęs, ieškoti kelio į žmonių širdis. O sunkiausia to dalis – melas. Melas savo ir kitiems. Dėvėjau kaukės kiekvieną dieną, o grįžęs namo pats nebesuprasdavau, kiek jų buvo. O kai negali būti savimi, prarandi gyvenimo džiaugsmą. Žolė tampa nebe žalia, lietus nebegaivina, o pats savo nebesi artimas. Meluoti savo yra sunkiausia. Kas kart prieš man užlimpant ant scenos, kas nors paklausia ir jaudinuosi. Aš jaudinuosi. Man prakaituoja delnai, dreba kojos, o lūpos nenustoja kartoti jau taip gerai žinomo teksto. Kai aš užlipu ant scenos ir pakeliu akis į žiūrovus, tada aš nebesijaudinu. Man tiesiog gera. Gera turėti ką pasakyti ir būti išklausytam. Šiandien suprantu, kaip viskas laikina ir trapu. Kiekvieną dieną pabundu ir turiu tikslą joje atrasti kažką gero, naujo, jaustis laiminga. Bet nesugebėčiau to padaryti viena. Mano gyvenimas spalvotas tik dėl žmonių, kurie yra su manimi ir su kuriais esu aš. Kiekviena šypsena, kiekvienas apsikabinimas, kiekvieno man padovanota jo širdies dalis yra tai, kas priverčia mane įkvėpti ir justi ramybę viduje. Tik jų dėka suprantu, kas esu. Tiek daug svajonių, tiek planų, akimirkų, kurių nepamiršiu ir pamiršti visai nenori. Juoko tiek, jog užteks vitamino C dar 20 metų į priekį. Svajoju keliauti, aplankyti ir pamatyti. Ir visą tai noriu padaryti su jais, su savo draugais. Gyvenimas ir iki šiol buvo besikeičiantis ir nenuspėjamas. Tačiau dabar spėlioti, kas bus ateityje, nedrįstam nei vienas. Bet vieną žinom tvirtai. Šiandien, šią akimirką, mes esam draugai. Būkim draugais ir šiandien galim nebūt rytoj. Mes per trumpai gyvenam, apie ilgai apie tai galvot. Būkim draugais, kurie neišduoda
Prašo per daug, grąžina mažai. Būkim tokie, kurie supranta paguodą. Būkim draugais ir apsikeiskim laiškais. Būkim draugai. Geriausiais draugais. Geriausiais draugais. Saulė leisi žemyn, aš judėsiu pirmin. Pėdos jau vandenį, vis gilyn ir gilyn. 3 kartus aš skendau, kol tave suradau. Tau atrodo mažai, man atrodo per daug. Būkim draugais, tik šiandien. Galim nebūt rytoj. Mes juk tokie vienodi, rytais ir vakarais. Tavęs prašau, dar pabūkim draugais. Geriausiais draugais. Geriausiais draugais. pirmų dienų. Aš nežinau kodėl ir kur aš einu. Iš taško A į kitą tašką, gyvenimas be krašto blaško. Iš vieno krašto į kitą kraštą, mane gyvenimas ištaško. Gyvenimas be krašto. Mane gyvenimas
apeiti aplink žemę. Aš tikslą savo keliu po tikslo. Time ticketing, 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 time Labadiena. Kodėl tu dabar išgesinai tą gatvę žibintą? Taip, nustatyta. Labas rytas. Kas nustatyta? Užgesinti gatvę žibintą. Labas vakaras. Mano darbas tiesiog baisus. Kadais jis buvo dar nieko. Rytą užgesindavau, vakarą uždegdavau, likusią dienos dalį galėdavau ilsėtis, o likusią nakties dalį miegoti. O paskui nuostatai pasikeitė? Nuostatai nepasikeitė. Čia ir yra visa velniava. Planeta ėmė suktis kas metai vis greičiau, o nuostatai nepasikeitė. Na ir dabar, kai planeta apsisuka vieną kartą per minutę, aš neturiu nė sekundės poilsio. Uždegu ir užgesinu vieną kartą per minutę. Jis man neatrodo juokingas. Gal todėl, kad rūpinasi kuo kitu, o ne pačiu savimi. Aš labai norėčiau su juos susidraugauti. Deja, jo planeta per maža. Dviem nėra vietos. Time ticketing, 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 ir 7, 22, 22 ir 25, 53, 53 ir 47, 100. Taigi, iš viso 100. Ko 100? Žvaigždžių? Kokių dar žvaigždžių? Tiek liko dienų iki egzaminų. Tik 100? O kaip viską suspėti? Kiek daug streso? O kaip nepersitempti? Kaip atsipalaiduoti? Tai reikia atsigulti. Pakelti akis į dangų
ir pažvelgti į žvaigždes. Kaip žvaigždės. Kažkuo ypatingi. Time ticketing, 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 Aš dar visa susitaršysi. Kokia jūs graži? Gal ir taip. Juk gimiau sykiu su saulė. Regis jau laikas pusryčiauti. Gal malonėsite pagalvoti ir apie mane? Naktį uždėsite ant manęs gaubtą. Pas jūs čia taip baisiai šalta. Viskas prastai įrengta. Nagi, širma. Kokia širma? Aš neturiu jokios širmas. Jūs man kažką priminate. Žinau, kartais ir merginos tokios būna. Pražydo, pasklido žiedai po laukus ir pievas išpynė margai. Aš skinsiu, sau pinsiu rausvus vainikus, žydėsiu kaip žydi laukai. Sučiulba pragydo tarp girių saldžiai, paukštelių byla įvairi. Dainuosiu, ringuosiu po girią skardžiai ir aš, karalienė graži. Banguoja ir mainos tarp kalnų žalių, upelis nuo margo dangaus. Stebėsios, gerėsios Vilnių blaivių ir savo vainiko gražaus. Sučiulba pragydo tarp girių saldžiai, paukštelių byla įvairi. Dainuosiu, rinkuosiu po girią skardžiai ir aš, karalienė graži, graži. Sužvengė, subildo žirgelis, žirgelis toli. Bernužis, atjoja bernužis, atjoja giria. Malėkusi slėpsiu, žaibu akimi pažvelgsiu. Tik tai paslapčia, pažvelgsiu paslapčia. Sučiulba pragydo tarp girių saldžiai, paukštelių
time, ticketing time, 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 ticketing 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 time, ticketing time, time, ticketing time, ticketing time, time, ticketing time, ticketing time, Šėtau, tyrinėtojas, ką jūs čia veikite? Aš esu geografas. Ar jūs čia vienas? Taip, bet turiu daug draugų. Matematikų, istorikų, lituanistų, užsienio kalbų žinovų, bei dorinio ugdymo atstovų, kurie gyvena planetoje. Žemė. Štai čia, Lietuvoje. Deja, dėl bandomųjų egzaminų bei kitų atsiskaitimų yra labai užsiėmę. Ir niekaip negaliu su jais susisiekti. Tuomet aš tau turiu staigmeną. Girdėjau, kad Žemėje Girstučio kultūros ir sporto centre šiuo metu vyksta Kauno Antano Smetonos gimnazijos 28-osios laidos šimtadienis. O kas yra to šimtadienis? Štai žiūrėk, tau žinutė nuo šios laidos klasių auklėtojų. Na, kalbant apie šimtadienį, reikėtų galbūt paminėti jo atsiradimo istoriją. Iš tikrųjų, šimtadienį pirmą kartą pradėjo švęsti 1926 metais vienos Kauno gimnazijos mokiniai. Klausydami istorijos mokytojo pasakojimo apie Napoleoną, išgirdę, kad jisai po tremties valstybę valdė 100 dienų, jie nusprendė suorganizuoti šimtadienio šventę. Ir 1927 metais šitas šimtadienio šventimas tapo tradicija. Ką man reiškia šimtadienio šventė? Iš tikrųjų, tai yra labai graži, prasminga, linksma, bet kartu ir graudi šventė. Nes iš tikrųjų lieka tik 100 dienų nuo to 12 metų ilgos atkarpos laikotarpio. Ir per tą 100 dienų tai yra tartum toksai signalas, kad galėtum sukaupti visas jėgas, pasistengti ir tai, ko tu galbūt nepadarai per 12 metų, prieš 100 dienų nespėsi padaryti, bet tiesiog susikoncentruoti tam tikrus dalykus, laiko dar pakankamai yra. Šimtadienis – tradicinė abiturientų šventė, apie kurią pasakyčiau, kad tai tobulo gėrio skaičiaus pagarbinimo šventė. 100 – kas tai? Žydas, helenistas, Filonas Aleksandrietis 100 laikė tobulų skaičiumi, kuris reiškia tobulą gėrį. Tobulas gėris buvo suprantamas labai žemiškai, kaip suskaičiuojama nuosavybė. Krikščioniškoje simbolikoje 100 sietas su 10 Dievo įsakymų ir aiškintas kaip artimo meilės tobulo įgyvendinimo simbolis. Na ir šiomis dienomis mūsų gyvenime skaičius 100 turi simbolinę prasmę. Pavyzdžiui, daugelį mūsų posakių mes sakome, sakiau tau kokį 100 kartų. Arba už nusižengimus tavęs nebaudė gal 100 kartų. Į šimtadienį susirinks 100 svečių. Galvoje kyla 100 minčių. Arba visada koks nors šaunuolis, geresnis, yra 100 kartų geresnis už kitus. Visiems abiturientams linkiu, kad jų šimtadienio šventė atmintyje išliktų kaip paveikslas, vertas 100 žodžių. O per likusias simbolinės 100 dienų gimnazijoje linkiu patirti tobulą artimo meilę. Ir paskui į platųjį pasaulį. Pasaulis tai tavo pradingų sąsiuvinys, kurio puslapiuose tu sprendi savo uždavinius. Jis nėra realus, nors jei norėsi, realybę galėtų išreikšti. Sėkmės. Įvairiai galima skaičiuoti laiką iki egzaminų.
100 dienų, 2400 valandų arba 144 000 sekundžių. Ir visas šis laikas jūsų, mėly abiturientai. Kaip jūs jį praleisite, priklauso tik nuo jūsų. Galbūt laiką švaistysite veltui, o galbūt nuveiksite dar labai daug didelių darbų. Aš jums papasakosiu istoriją apie Asilą. Viena šeimyna keliavo iš kaimo į kaimą ir šalia jie turėjo Asilą. Kai jie įžengė į pirmą kaimą, ant jos sėdėjo sūnus. Kaimiečiai baisiai pasipiktino. Kaip čia dabar yra, kad sūnus sėdė ant Asilo, o tėvai jau pagyvenę žmonės eina šalia. Ir tuomet motina nutarė, kad įžengus į antrą kaimą jau jinai sėdės ant to Asilo. Bet sutiko jos tam vėl priešiškai ir pasakė vėl tokią kalbą kaimiečiai, kad kaip čia dabar yra, tėvas sunkiai dirba eina šalia, o motina atseit sėdė ant Asilo. Tada įėjo į trečią kaimą, kad tėvas jau sėdėjo ant to Asilo. Kaimiečiai vėl pradėjo kalbinėti šeimą. Tada jis susėdo visi trys įžengė į ketvirtą kaimą ir vėl pasikartojo tą patį istoriją. Tai yra Asilas vargšas, šeimyna nedėkinga, Asilas sunkiai dirba ir jie nori jam sulaužti nugarą. Ką aš to norėjau pasakyti? Kad taip ir savo gyvenime jūs sutiksite labai daug kritikų. Kritikuos jūsų pasirinkimą, kritikuos jūsų tolimesnį galbūt kelią, kažkokios jūsų veiklas ir taip toliau. Aš jums palinkėčiau nekreipti dėmesio į tai, nes kiekvienas turi savo nuomonę, o jūs turite gyventi savo gyvenimą. Jūs turite vadovauti savo širdimi. Čarlis Čaplinas yra pasakęs, kad gyvenimas tai yra teatras be repeticijų. Ir jūs turite dainuoti, linksmintis, dabar šokti, mylėti ir viską daryti, kas šią akimirką jums atrodo reikalingiausia, galbūt aš nežinau, kas jums atrodo tikslingiausia šiuo momentu. Ir iki to laiko, kol ta uždanga nusileis. Na, kokia tarp mūsų dabar vyrauja nuotaika, tai tikrai labai gera. Ypatingai tai turbūt į pakilietą mokinių, tų, kurie ruošiasi dalyvauti šimtadienį ir ne tik tai vienoje dalyje, o visuose, ir linksmoje, ir oficialioje. Visi labai susidraugavo, atsipalaidavo ir apie pamokas kartais pamiršta. O mūsų mokytojų turbūt nuotaika dvejota. Aišku, mes irgi džiaugiamės. Nes šimtadienis tai šventė, kuri būna tik vieną kartą per metus. Ji būna labai graži, individuali. Kiekvienais metais vis kitokia ir nepakartojama. Na, iš kitos pusės truputėlį ir nerimaujame, nes dienų liko tik 100, o gal ir dar mažiau. O mes jaučiamės ne visiškai dar viską sukrovę į mokinių bagažą. Kai kurie tikrai turi jo visai dar nedaug. Bet nuo to, manau, dienų 100. Mažai, bet ir dar daug, ir kas norės, tikrai viskas suspės. Sėkmės! Daug kas klausia, kas dabar vyrauja nuotaikas. Na jau smelkėsi ilgesys. Nes mano mokiniai jau nepanašus į tuos tūkstančius kitų berniukų ir mergaičių, kurie yra pasaulyje. Jie vieninteliai pasaulyje. Jie prijaukinti anot Antuano de Saint-Exupéry. Ir mes kartu jau žinom, kas yra laimė. Todėl jaučiuosi atsakinga ir kartais vis primenu, kad gyventi tai ginti panašu. Šimtadienis tai džiaugsmas ir liūdesys kartu. Mokiniams linkėčiau praleisti tas likusias 100 dienų prasmingai ir turiningai, su knyga rankose. Ką patiriame mes, mokytojai ir mokiniai, tai turbūt labai daug nerimo, nes laukia labai sudėtingas laikotarpis, egzaminai. Ir aš daugiau nieko nesakysiu. Mėly abiturientai, pajusite laiko tėkmę. Jau užteks viskam. Ir dar. Tautos išmintis sako, kad mokytis niekad nevėlu. Jūs dar turite 100 dienų. Sėkmės jums. Kaip švenčiat šimtadienį? Nueinam į mokyklą ir žiūrim, kaip vaidina. Ir ką vaidina? Aš žinau. Ar patys norėtumėt vaidinti? Nelabai. Gerai. Labas. Ar galiu paklausti? Aš žinai, kas yra šimtadienis? Ir kas tai yra? 100 dienų, tai tautos
sveikinimo. 12 arba kada nors 100-dienį žiūrėjai? Jo. Ir kaip? Kiek? Norėtum kada nors dalyvauti? Jo. Ir kaip manai, kaip reikėtų apsirengti einant 100-dienį? Paprastai. Paprastai? Jo. Be švarko, be nieko? Man gerai. Dar kartą norėtum nueiti? Ačiū. Aš žinai, kas yra 100-dienis. Neįsivaizduoji? Gal draugas žino, kas yra 100-dienis? 100 dienų? Iki ko? Nežinau. Ne. O norėtumėt, kas yra 100-dienis? Kai senukas eina 100 metų. Senukas 100 metų eina. Ar žinai, kas yra 100-dienis? Žinau. Ir kas tai yra? Vėliuktokų šventė, kai būna 100 dienų, kai baigia mokslo metai. O matei tu kada nors buvai toj šventėje? Žiūrėjai? O norėtum? O kaip įsivaizduoji, kaip ten viskas vyksta? Kas ten yra? Ateina tėveliai, kas mokiniai? Tėvai, vaikai. Ir kas ten būna? Ir ten, nežinau. O kaip manai, kaip reikėtų apsirengti einant į tokią šventę? Gražiai formaliai kaip nors ar paprastais rūbais? Formaliai. Kostiumas visi. Tai kas yra 100-dienis? Taip, žinau, tai yra 12 šventė. Nu, kai lieka 100 dienų iki mokyklos baigimo. Ir gal buvai tokioje šventėje, kada dalyvavai? O norėtum dalyvauti? Taip, norėčiau. Ir kaip tu įsivaizduoji, kaip ten kas vyksta? Na, šventė, gal ten apsirengia kaip nors ypatingai. O kaip manai, kaip tas ypatingai, kaip reikėtų apsirengti einant į tokią šventę, žiūrėti? Kaip merginoms, tai sudeda sukneles, gal kokias nupuošniai. Puošniai. Ačiū labai. Labadiena. Kas tu tokia? Aš esu lapė. Eik šiandien pažaisime. Man? Labai liūdna. Aš negaliu su tavimi žaisti. Aš neprijaukinta. Atsiprašau. Kas yra prijaukinti? Tai jau seniai užmiršta savoka. Tai reiškia užmegzti ryšius. Užmegzti ryšius? Žinoma, tu man dar esi berniukas, panašus į 100 000 kitų berniukų. Ir tu man nereikalingas. Ir aš tau nereikalinga. Aš tau esu lapė, panašiai 100 000 lapų. Bet jei tu mane prisijaukinsi, būsi vienas kitam reikalingi. Tu man tada būsi vienintelis pasaulyje, aš tau būsiu vienintelė pasaulyje. O kaip tai padaryti? Reikia būti kantriam. Iš pradžių atsisėsi ant žolės. Va šitaip. Truputį toliau nuo manęs. Aš žiūrėsiu į tave akies krašteliu ir tu nieko nesakysi. Kalba nesusipratimų šaltinis. Bet tu galėsi kasdien atsisėsti vis arčiau ir tuomet aš tau parodysiu paslaptį. Tai gerai, kad aš tave turiu. Pupa, pupa. Tai gerai, svajokime kartu. Pupa, pupa. Tai gerai, kad žemė apvali. Pupa, pupa. Tai gerai, paklysti čia negali. Pupa, pupa. Jei tik labai norėsi, padėti tau galiu. Pasiek kreivai ar tiesi daug gražiausių žemės šalių. Jei tik labai norėsi, svajonės mus nuneš. Aplink pasaulį šviesų, tik prašau pamoky manęs. Tai gerai, kad aš tave turiu. Pupa, pupa. Tai gerai, svajokime kartu. Pupa, pupa.
Jei dar savo kelyje nesutikote lapės, linkime ją sutikti. O tiems, kurie spėjo ją ir prisijaukinti, linkime kartu patirti daug įsimintinų, nuoširdžių, šiltų ir tikrų akimirkų. Nebijokite savęs klausti, kas yra draugystė ir ieškoti kelią į ją. Ir atminkite, kad draugystę reikia auginti, puoselėti kaip augalą. Ir tik įdėjus daug darbo, kantrybės ir supratimo, galėsime džiaugtis jos vaisiais. Te ši draugystė niekada nenutrūksta. Dabar norėtume įteikti simbolinius 100 dienų kalendorius. Tai gerai, kad aš tave turiu. Pupa, pupa. Tai gerai, svajokime kartu. Pupa, pupa. Tai gerai, kad žemė apvali. Pupa, pupa. Tai gerai, paklysti čia negali. Pupa, pupa. Jei tik labai norėsi, padėti tau galiu. Pasikryvai ar tiesi daug gražiausių žemės šalių. Jei tik labai norėsi, svajonės mus nuneš. Aplink pasaulį šviesų, tik prašau pamauki manęs. Tai gerai, kad aš tave turiu. Pupa, pupa. Tai gerai, svajokime kartu. Pupa, pupa. Mes Afrikos žemynę šuoliuosim ant dramblių. Mes Arktikos sniegynę pirksim daug pingvinus ledų. O miškuose Kanados meškutės mus liuliuos. O Meksikos mėlynę kaktusai spygliuotai uždainuos dainas. Papūgos išsipins kasas. Saulė bėgs ratu ir bus visiems labai smagu. Mes Afrikos žemynę šuoliuosim ant dramblių. Mes Arktikos sniegynę pirksim daug pingvinams ledų. Skriskite laisvi kaip drugeliai, aplankykite tolimiausius kraštus ir tik niekada nesuskleiskite savųjų sparnų. O mes tikimės, kad grįžę savais įspūdžiais pasidalinsite ir su mumis. Apreiški šviesą, taip, girdai mano balsą, taip, turi jautrą sielą, taip, žinai tikrą tiesą, jei neleisiu skraidyti, jei norėsiu tave labiau apkabinti, tu labiausiai pasaulyje norėsi pamėgti. Drugeliai laisvi, skraidai sutverti, jie nuplauks pas tave, tik nespausk jų delne. Tu laisvas esi, tai skrisk kiek gali, man pasakok tai, ką skrendant matai. Jei tavo pasaulis atrodys keistai ir žiauriai akis, pakelk į dangų mintis, palik už lango gali, ateiti ir išeiti gali, niekada nesugrįžti, bet aš norėčiau be galo visus tavo sparną delno.
Visi mes turime užsibrėžtų tikslų, svajonių. Vienos svajonės didelės, kitos visai mažos. Tačiau kiekviena iš jų reiškia daug. Kuomet jos išsipildo, jautiesi be galo gerai, nes tai, ko tu troškai, virto realybę. Tačiau ne visada kelias būna tiesus ir ne visada vėjas pučia į nugarą. Kai susidurėme su sunkumais, sustojam arba pasirenkam lengvesnį kelią. Neverta nusiminti suklydus, nes klaidos mus moko, padaro stipresniais. Mokykloje susipažinau su begalė naujų žmonių. Juos drąsiai galiu vadinti savo draugais. Ypač savo klasiokus, nes su jais praleidžiu bene daugiausia laiko. Ir jau 12 metai, kuomet tapo įprasta kartu juoktis ar liūdėti, ar apskritai nusirašinėti. Man iki gyvo kaulo įgriso. Todėl drąsiai galiu pasakyti, kad juos myliu. Na, kaip draugus, žinoma. Kiek šviesių spalvų manyje nupiešė mokykla. Kiek nepamirštamų akimirkų, jaudinančių potyrių ir pačių svarbiausių pamokų leido išmokti, patirti, išgyventi. Kiek išminties man davė gimnazijoje praleistas laikas ir kiek džiaugsmo ašarų čia buvo išlieta. Mėly auklėtai, sunku patikėti, kad šis laikas kartu jau eina į pabaigą. Jūs mums atidavėte visą savo širdį. Prisiminus kvailystes, kurias iškrėtėme, visas geras emocijas ir visą jūsų įdėtą laiką. Šiandien jau suvokdami, kad be jūsų supratimo, palaikymo, paguodos nebūtume tokie, kokie esame, norim jums nuoširdžiai padėkoti ir pasakyti, kad mylime iš visos širdies. Į sceną pakviesti norime abiturientų auklėtojus. Būkim draugais ir šiandien galim nebūt rytoj. Mes per trumpai gyvenam, per ilgai apie tai galvot. Būkim draugais, kurie neišduoda, prašo per daug, grąžina mažai. Būkim tokie, kurie supranta paguodą. Būkim draugais ir apsikeiskim laiškais. Būkim draugai. Šalia mūsų vieni iš svarbiausių žmonių, kurie lydi mus šiuo ilgu ir kartais painiu keliu. Tai mūsų visų auklėtojai. Tačiau yra dar vienas žmogus, kuris visus mus sujungia į vieną. Kuris taip pat visus šiuos metus mus globojo, kartu su mumis džiaugiasi, mylėjo. Žmogus, kuris atiduoda visą save. Norime iš visos širdies padėkoti ir į sceną pakviesti visos 28-osios laidos auklėtoją, Astą Miknienę. Būkim draugais ir šiandien galim nebūt rytoj.
Žodis suteikiamas 4 E klasės auklėtojai Audrai Kazakevičieniai. Šiandien viskas taip jautru, tiek daug gražių žodžių. Mintis veja mintį. Tik štai akimirkos išgyventos kartu primena, kad kartai žodžių per daug. Jie nieko nekeičia. Geriau turinio iškilumas. Ir iš tiesų, kiek daug telpa į žodį šimtadienis. Tai ne vien tik darbas, rūpestis, baimė. Tai ir viltis, tikėjimas, net meilė. Ir šitą šventę jaudina ne tik jūs, mėlyjeji mokiniai, ne tik jūsų artimuosius, bet ir mus, mokytojus ir mūsų šeimas. Netikit? Jei gyvenimą savo suviniosit į kamuolį mažą, nebeliks praeities, tik kabės ilga dabartis. O dabar mes, mokytojai, vis dar vedam paskui save ir ta misija sudėtinga. Juk svarbiausia žmogaus santykis su žmogumi. Reikia subręsti, kad duotum. Reikia subręsti, kad mokėtum imti. Iš širdies į širdį. Jei nesuprasi santykių prasmės, nieko svarbaus nepavyks sukurti. Štai ir todėl mes dabar glaudžiamės prie šiltos, išgyventos praeities ir vis dar gyvenam vienas kito prieglobstyje. Na, o kaip patarčiau praleisti paskutinį 100 dienų mokykloje, keliaukite į pažinimą. Ir telydi jūs pirmiausia gėrio troškimas, sėkmė, tolerancija, aišku, ištvermė ir svarbiausia šviesa. Sėkmės visiems. Gimnazijoje įgyjame daug žinių, kaip gyventi, kaip būti žmogumi, bet svarbiausia žinias mums suteikė mūsų tėveliai. Ir dėl jų mes dabar negalėtume džiaugtis tuo, kas esame, kas buvome arba būsime. Ir už tai turime dėkoti jiems. Ir visai nesvarbu, kad mes jau užaugom, jau visai netrukus baigsim ir mokyklą, bet mes visada liksim jūsų vaikai. Norime į sceną pakviesti Kristiną Gadliauskienę, vieną iš abiturientų mamų, pasakyti sveikinimo žodį nuo tėvelio. Labas vakaras, pati šauniausia Kauno Antano Smetonos gimnazijos bendruomenė. Liko 100 dienų. Daug tai ir mažai. 100 metų, 100 mylių galybė. O 100 snaigių. Iš jų net sniego gniūžtės nenulipdytume. Ši abiturientų laida ypatinga tuo, jog šie gimnazistai Smetonos gimnazijoje nuo 5 klasės, o kai kurie jų net ir nuo 1, 12 metų kartu. Ir tai yra labai svarbu, nes tai yra ryšys, tai yra emocija, tai yra santykiai žmonės. Vaikai čia subrendo, juokėsi, draugavo, sutiko pirmąją meilę, užaugo, tapo pilnamečiais. Jie turėjo vienas kitą. Ir jūs, gerbiami mokyklos pedagogai, kai manęs paklausė, kur mokosi tavo vaikas, aš su didžiausia pagarba ir pasididžiavimu sakau: Kauno Antano Smetonos gimnazijoje. Nes čia mano vaikui gera. Dėkojame, mėly pedagogai, už dėmesį mūsų vaikams. Už kompetenciją, už klausymąsi ir girdėjimą, už palaikymą, padrąsinimą,
už vaiko prieimimą kaip savo artimo, už pabarimą, už keliones, už gerumą, už tai, jog jūs esate savimi ir mokote tokius būti mūsų vaikus. Ačiū Jums. Na, o mums tėvams palinkėsiu išmokti paleisti savo vaikus. Tegul jie būna su savo gentimi ir savo gentainiais. Mes jau niekada nebūsime, kad ir kaip norėtume tos genties dalimi. Leiskime vaikams svajoti ir tų svajonių siekti, kad ir kokios neprotingos kartais jos mums atrodytų. Leiskime vaikams keliauti, patirti laisvės džiaugsmą ir džiaugsmą medžio turinčio šaknis. Leiskime jiems klysti. Kad ir kas be nutiktų, vaikai turi tvirtai žinoti ir jausti, jog bet kada galės pas jūs sugrįžti, rasti šilumą, meilę ir šiltą vakarienę. Mieli abiturientai, šiandien jūs buvote geri. Šiandien jūs buvote autentiški, nuostabūs. Tai jūsų laikas. Nešvaistykite jo. Ir tegul užtenka to laiko iššūkiams, tinginystei, evoliucijai, paieškoms, švelnioms avantūroms, atradimams. Tegul užtenka laiko tobulėjimui, neskausmingoms klaidoms, eksperimentams, akiračio plėtimui. Tegul užtenka laiko nepavojingiems ekstremalumams, patirčiai, azartui kartais, atsakomybei, adrenalinui, sveikai euforijai, savarankiškumui, drąsai, brandai, pokštams. Tegul užtenka laiko susitikti su savo tėvais, išgerti su jais arbatos ir prisiminti savo vaikystę. Ir pasakoti juokingus nutikimus. Tegul užtenka laiko savo, tylai, savimeiliai, miegui. Tegul užtenka laiko rinktis pačius pačiausius dalykus, stipriausias knygas, kiečiausius filmus, tikriausius draugus, gryniausius žodžius, geriausius pakeleivius ir savo kelią. Tegul užtenka laiko pasakyti ir išgirsti, paleisti ir sulaukti grįžtant. Tegul užtenka laiko mylėti, bandyti ir džiaugtis. Sėkmės jums, jūs patys nuostabiausi. Dėkojame Granto mamai ir auklėtojams. Palydėkime juos plojimais. Mokykla – tai antrieji namai. Čia išgyventos akimirkos liks visam gyvenimui. Pirmas pažymys, klasės draugai, gyvenimiškos pamokos, vertybės, kiekviena smulkmena, kuri įstrigo galvoje. Kada nors prisiminta užlies mūsų širdis ramybę ir džiaugsmu. Sunku palikti namus, kuriuose tiek daug patirta.
šokit ugnys, miško dvasios saugo, balto vėjo vaikė, debesys ant kalno, te dangus ir žemė mūsų dvasia saugo, šokit pušys, legenda pasaulio, mano namai, balta miško muzika, užta krantai, virš ežero ugnys, broli klausyk, kaip medžių viršūnėmis laumių žirgai, atsiveja liūtį, šokit ugnys, miško dvasios saugo, balto vėjo vaikė, debesys ant kalno, te dangus ir žemė mūsų dvasia saugo, šokit pušys, legenda pasaulio, saulė tekė per žemę ir vandenį mūsų užkalbė, laikyla ir leidžiasi balti traukiniai, iš triukšmo į ugnį, čia mūsų namai, čia gimėme būti, šokit ugnys, miško dvasios saugo, balto vėjo vaikė, debesys ant kalno, te dangus ir žemė mūsų dvasia saugo, šokit pušys, legenda pasaulio, šokit ugnys, miško dvasios saugo, balto vėjo vaikė, debesys ant kalno, te dangus ir žemė mūsų dvasia saugo, šokit pušys, legenda pasaulio. Dėkojame visiems dalyvavusiems mūsų 100-dienio šventėje. Iki pasimatymo.